Sveiki, Tatjana. Labai malonu būti čia šiame renginyje, kur jūs pristatote naująjį Audi Q6 e-tron Lietuvos rinkai. Galbūt trumpai galėtumėte papasakoti, kuo šis automobilis toks ypatingas. Tai pirmasis automobilis, kurį Audi sukūrė ant visiškai naujos Premium Platform Electric platformos. Tai reiškia, kad šis automobilis turi naujausias technologijas, kurios leidžia pasinaudoti geriausiais sprendimais iš jau egzistuojančios e-tron linijos. Mes turime 800 V technologiją, kuri leidžia šį automobilį įkrauti iki 270 kW galia. Tai reiškia, kad mums kaip vartotojams reikės praleisti mažiau laiko kraunant automobilį. Pavyzdžiui, pakanka 10 minučių įkrovimo, kad nuvažiuotumėte dar 155 km. Taip pat šiame automobilyje yra nauja interjero filosofija, kuri reiškia, kad vairuotojas patenka į automobilį su įspūdinga skaitmenine erdve. Yra lenkti ekranai, tačiau ne tik vairuotojui, bet ir keleivis pirmą kartą turi savo ekraną. Keleivis gali mėgautis skaitmeniniu turiniu vairavimo metu netrukdydamas vairuotojui. Be to, naujausios medžiagos naudojamos viduje suteikia automobiliui labai malonų pojūtį, o taip pat yra naudojamos tvarios medžiagos. Audi atnaujino projekcinį ekraną Q6 e-tron modelyje. Dabar jo vizualizacijos padeda dar geriau orientuotis naviguojant eisme bei jaustis saugesniam, matant įspūdingas 3D animacijas. O kad ir taip trumpi sustojimai pakrauti bateriją neprailgtų, galėsite parsisiųsti video žaidimų, kurių vaizdai bus projektuojami ant priekinio elektromobilio stiklo. Na, o kol paruošime išsamią Audi Q6 e-tron apžvalgą, užeikite į bestevforme.lt platformą ir raskite visą reikalingą informaciją apie skirtingus šio automobilio modelius.